Sveiki. Tai kągi, pirmasis naujienlaiškis šiais naujaisiais metais, 2024 ir iš viso berods ketvirtasis video naujienlaiškis. Tai aš esu Neringa, kalbu apie Etsy, dalinuosi savo ir klientų patirtimi, padedu kitiems vystyti Etsy parduotuvės. Na, o šiandien tokia atrodytų kaip ir tingę, ramę, slogę dieną, prisnigtą dieną, bet iš tikrųjų labai labai daug pasidariau, nufilmavau pirmąjį savo video vlogą, tai yra dienoj tokius gabaliukus filmavau ir pasakoju, rodžiau, kaip ką darau. Tai daugumoje, na ir su savo veikla, ir su siūlais, ir studijo, kaip tvarkiausi, ir apie Etsy papasakoju. Tai nežinau, ar pati bandysiu montuoti, nes toks patirties nelabai turiu, nors kaip ir norėčiau išmokti, ar atiduosiu kažkam kitam, bus matyti, bet tikiuosi labai greitai paleisti šį filmuką, ir kuriame daugiau pamatysite mano tiesiog kasdienybės ir pasidalinimų. Tai tokia pirma žinia, kaip paleisiu, tai jau būtinai įkelsiu ir naujienlaiškį, ir Etsy klube, ir savo socialiniuose tinkluose, Instagram'e įdėsiu nuorodą čia į YouTube kanalą. Tai, o kas mane matot pirmą kartą ir dar nesikas, tai ir jeigu domina Etsy ir priekyba Etsy platformoje, tai būtinai pasekit šį mano kanalą, įvairiais formatais dalinuosi apie būtent tai. Taip, o šiandieną keletas tokių naujienų, dalykų, ką noriu pasidalinti, tai vieną jau pasakiau, kitas tai yra tai, kad įkėliau visai neseniai pirmą interviu su Etsy verslininkė, verslininkė Monika Peganova, dizainerė, drabužių kūrėja, taip pat prekiaujanti Etsy platformoje, ir tame interviu jinai dalinasi apie savo Etsy patirtį ir verslo pradžią, apskritai, kaip jai sekėsi, kaip viskas judėjo, kaip pradėjau Etsy, kaip sujudėjo Etsy, tai labai labai kviečiu pasiklausyti. Bus tokių interviu, tikiuosi, daugiau, jeigu sutiks pašnekovai lietuviai būtent pasidalinti savo Etsy istoriją, nes labai noriu juos pakalbinti ir apskritai kitų galbūt specialistų pakalbinti apie Etsy, kas susijęs su Etsy, pavyzdžiui, marketingas, Pinterestas, reklama, fotografijos. Tai manau padarysim tokių pokalbių, kad išgirstumėte ir kitų nuomonių ir įžvalgų. Tai labai džiaugiuosi šio naujo formatu. Tai čia interviu iš praėjusio seminaro, kurį dariau metų pabaigoje. Tai kadangi seminaras nebus tas ilgasis prieinamas visą laiką, jau berods dabar šiandien rytoj įrašas dings, tai kelis gabaliukus tokius atskirius aš juos sudėsiu kaip atskirius video čia pas save YouTube kanale. Taip, kitas dalykas, tai kad šiandien paleidau Etsy klubo sausio mėnesio grafiką ir vėl bus gana aktyvu, tai tiek ir mano tie tokie kasdieniniai, padriki kasdieniniai video, kuriuos darau Etsy klube, papasakoju tam tikras įžvalgas iš grynai tos dienos, tokie nekoncentruoti, neplanuoti tie video, tokie būtent tuo momentu, ką aš turiu, galbūt sulaukus kažkokių klausimų iš klientų, kažkokių įdomybių, nutikimų, iššūkių ir panašiai, ir pasidalinu tomis įžvalgomis. Tai, kiek jau girdėjau, spėjau išgirsti, tai kad tie video tikrai yra naudingi, kitokie, tokie atsipalaidavę ir panašiai. Tai laukia toliau šie video, taip pat laukia Blitz apžvalgos parduotuvių, kur aš apžvelgiu Etsy klubo narių parduotuves. Tiesiog atsiunčia man nuorodas ir aš padarau įrašą, screen įrašą ekrano ir prabėgu visą parduotuvę ir papasakoju, kas mano nuomonė yra gerai, kas blogai, ką rekomenduočiau keisti ir panašiai. Taip pat turėsime Zoom susitikimą su klubo nariais, kur bendraujame, kiekvienas pasidalina, kas nori, atsakinėju klausimus ir panašiai. Sausio 8 susitinkam gyvai Marijampolėje šventiniam susitikimui ir pasivaišinti, ir pabendrauti, pasimotyvuoti, pasidalinti, pasiguosti ir visai kitaip. Tai jeigu dar žiūrite kitos datos ir esat Etsy klubo narys, tai labai kviečiu, o jeigu nesat, tai kviečiu pirmiausia prisijungti prie Etsy klubo ir tada atvykti ir pabendrauti gyvai. Ir taip pat kita iš naujienų yra galbūt viena tokių svarbesnių šio mėnesio ar šių metų pradžios, tai kad sausio 20 dieną vyks mokymai, metiniai mokymų sesija. Ir tai jau ne seminaras, kažkokia tai tema, ne tiesiog klausimai atsakymai, bet tokia, kaip sakyčiau, workshopas, darbinė sesija,
kurioje pravesiu per visus metus, susidėliosim svarbiausias datas, tendencijas, kada ką pasidaryti, kada ką keisti, į ką atkreipti dėmesį, tam tikri tipsai, tam tikros tokios, kaip sakyt, užduotys, grafikėliai ir panašiai, tokia darbinė grinai sesija. Ji truks tarp 2-3 valandų, tai yra, praktiniai, gal sakykime, praktiniai planavimo, strategavimo, dėliojimosi, kaip be padinsi mokymai, pavadinimu Tavo metai su ECI. Ir šie mokymai vyks Zoom'e, tai yra gyvai transliacija ir taip pat bus įrašas, kuris bus po to patalpintas ir tie, kas dalyvaus ir, pavyzdžiui, negalės žiūrėti gyvai, nes sausio 20 šeštadienis 11 val. Tai galės tada pasižiūrėti įrašą. Tai liks kaip mokymai įrašyti. Vienas dar svarbus dalykas taip, kad šių mokymų metu bus galima tie, kurie gyvai bus užduoti klausimus, diskutuoti, paklausti, pasidalinti kažkokiom įžvalgom, patirtim. Tai tokie, kartu mokymai su diskusija, ar ne, kad jūs žymėsitės, dėliositės savo, jeigu gal bus tokių, kur nenorės žymėtis, dėliotis savo plano, ar ne, kas norės pasidaryti ir turėtų tokį planą, tai jie galės tą padaryti būtent šių mokymų metu. Ir dar vienas svarbus dalykas, dėl kurio nesu pilnai apsisprendus ir labai norėčiau jūsų pagalbos. Aš ilgą laiką svajojau tokią sesiją metų pradžioje, tokius mokymus, tokį renginį turėti gyvai. Tai yra, kad tai nebūtų tik online mokymai ir įrašas, bet kad, jau ne pas mane tikriausiai studijoje, o salytėje ar tai salėje būtų daugiau žiūrovų, dalyvių ir tada aš pasakoju, dėstau ir skaidrės ar prie kompiuterių sėdi. Tai mano tokia yra vizija, kad galbūt šiuos mokymus, kad jie Zoom'e vyks, tai 100%, ar ne, Zoom'e, kas toli gyvenate ar užsienį, tai galėsite prisijungti ir žiūrėti, bet aš kažkodėl vis nepaleidžiu tos minties, kad norėčiau, kad ir gyvų dalyvių būtų šitoje studijoje, šitoje renginyje. Tai padėkit man apsispręsti, ar būtų norinčių atvažiuoti ir nežinau, kiek tai žmonių, aš manau, kad Marijampolės bibliotekoje daryčiau, tai labai pas mus tokia nauja, moderni biblioteka ir yra salių erdvių, kur vyksta konferencijos, seminarai, tai viena iš tokių erdvių tikrai tam tinkama būtų. Aš manau, kad ten tilptų apie 30 žmonių, 20-30 prie stalų, patogiai susėsti su kompiuteriais, užrašinėm ir, aš tada galiu vesti mokymus ir kartu atsakinėti ir į gyvos auditorijos klausimus, ir į online auditorijos klausimus. Tai vat nežinau, ar daryti, labai noriu. Tai kas žiūrite dar iki to laiko ir jeigu norėtumėte atvažiuoti, tai duokite man žinią, išreiškite savo balsą. Vienas dalykas svarbus, kad šie mokymai bus mokami ir jų pilna kaina yra 65 eurai. Bet ECI klubo nariams kaina tik 15 eurų iki sausio 10 dienos. Tai vien dėl to verta dar tapti ir ECI klubo nariu, jeigu nesate. Kitiems iki sausio 10 dienos 25 eurai. Po to jau kaina kils iki pilnos. Tai vat irgi manau, kad tai, ką aš planuoju, aš nenoriu užkelti iki 100 šitos kainos, tai tiesiog tą kainą tokią minimalę esu apibrėžusi. Pagal vertę aš manau, kad turėtų būti žymiai daugiau. Tai jeigu jūs manote, kad tokia sesija jums būtų naudinga, iš tikrųjų tai dar netgi žvelgiant į tai, ką aš planuoju ten parodyti ir papasakoti ir sudėlioti, ir iš tikrųjų savo susidėliosiu ir jums padėti sudėlioti, tai tiktų netgi nebūtinai ECI parduotuvės turintiems, o ir, sakykime, paprastas elektroninės parduotuvės turintiems žmonėms, kurie prekiauja kažkur Lietuvoje ar užsienyje elektroninėse Shopify, galbūt kita platforma. Tai irgi tie mokymai tikrai tiks, jie nepririš vien tik tai prie ECI. Bet taip, mes minėsim ECI, bus tam tikri niuansai būtent iš ECI, bet tikrai prisitaikyti gali ir galės kiti. Tai aprašyme šio video aš įdėsiu nuorodą, kur galima įsigyti bilietą į Zoom renginį, o jeigu nuspręsiu, kad tikrai bus ir gyvas renginys, tai jau atskirai informuosiu apie galimybę dalyvauti gyvame renginyje, kur ten jau bus visiškai tik ribotas žmonių skaičius. Tai iš naujienų tiek.
Ir dar vienas momentas, apie kurį ir savo blogį šiek tiek pasako, tai apie kalėdų tą, bumą, ar ne, jis praėjo. Ir prieš kalėdas aš labai daug pasakau, kad reikėtų optimizuoti savo parduotuvę ir susitvarkyti tegus, susitvarkyti pavadinimus, aprašymus, kad tai skirta kalėdoms, kalėdiniai dovanėliai tam, kalėdiniai dovanėliai tam. Tai dabar žinokit, viską reikia sutvarkyti atgal. Išskyrus, jeigu kažkokie yra listingai, kurie fantastiškai gerai parsidavinėjo, jų nelieskit, palikit ramybę. Nesvarbu, kad dabar ne kalėdų trendas ir neieškos pagal kalėdų tegą iki ten spalio mėnesio maždaug, tie listingai tegul stovi, nejudinam, geriau susidubliuojam, jeigu tai yra daugkartiniai produktai. Ir tą duplikatą pasikoreguojam ten Velykoms, Valentino dienai, motinos dieną ar kažkam kitam, o tą paliekam ramybėje. Tai jeigu nejudėjo, nenupirktas, tai galima tiesiog tą patį listingą atvarkyti, taisyti ir tą trendą perdaryti. Aišku, ne visą listingą perkratyti ir išnarstyti naujai, bet tas vietas, kur buvo minima Christmas, Thanksgiving, ten Black Friday ir panašiai, tai perdaryti į ateinančių pusmečio progas, panaudojant, ar ne, ir vasaros galbūt šventes, kažkokias proginės, nebūtinai šventes, bet progas ir panašiai. Tai tas optimizavimas, jis tikrai turėtų būti toks nuolatinė veiklos dalis, kur atsisėdat ir tiesiog persižiūrėt svarbiausius dalykus, galbūt nesiorientuoti į tuos ten listingus, kur jums visiškai nesvarbus, kur neįdomus ir kad nejuda, nepergyvenat, bet galbūt į kažką labai daug širdies įdėjot ir norit, kad sujudėtų, patinka tos produktus gaminti ir apsimoka jūs gaminti, o ne perkat, tai va ten galbūt daugiau padirbėti. Tai va, manau viską gal taip pasakiau, dar pačiai metų pradžiai gabaliukais buvau papasakojus, kad man sausis yra visada pats geriausias metų mėnuo. Tai labai labai įdomu, kaip bus šiais metais, labai nekantrauju. Dabar sausio 2, tai turėjau 4 ar 5 PDF failų pirkimus, o kol kas siūlų dar pirkimų neturėjau, tai labai įdomu, kas dabar čia, kada sujudės, nes gruodžio pabaigoje pačioj iš tikrųjų labai gerai pirku, netgi apie kalėdas ir po kalėdų, ir dar neišsiųsti tie užsakymai, dabar dar juos dar tik darysiu, vieną šiandien pabaigiau, o kitą dar eigoj darau, tai bet sausio aš labai laukiu, tai tikiuosi nenusivilsiu, nors iš tikrųjų šiaip labai daug darbų planų turiu, susijusi su ir Etsy klubu ir šiais video jums, tai aišku, siūlai yra kita kategorija man ir aš pailsiu, susibalansuoju ir nėra tos įtampos man nesukelia, kad reikia visko daug padaryti, kaip tik gal toks balansas atsiranda, tai visai faina. Ir dar viena naujiena, tai kad jums gal nelabai aktuali, bet aš noriu pasigirti ir pasidžiaugti, kad sausio mėnesį startuosim su Etsy mokymais anglų kalba. Žinau, kad anglų kalba ir užsienio auditorija yra visko labai daug, bet aš tiesiog noriu pabandyti, turiu tikrai labai ir daugų pažįstamų iš savo gyvenimo etapo Anglijoje ir Amerikoje daug draugų ir vienai draugiai buvusiai bendramokslė netgi padėjo jau susitvarkyti jos Etsy parduotuvę ir ten tikrai labai fainai viskas sujudėjo. Jinai yra dailininkė, kūrėja ir piešia kalendorius, atvirukus ir fantastiškai talentingas žmogus. Tai va, susitvarkė ir jinai sakė, jeigu tik darysi angliškai, aš tave rekomenduosiu, tai aišku, čia būna po to dingsta, bet ne, tai aš ne dėl to, bet iš tikrųjų noriu daryti ir angliškai, kadangi gerai kalbu angliškai, galiu kalbėti laisvai, tai tiesiog pabandysiu, pasižiūrėsiu, kas iš to gausis. Tai jeigu turite užsieniečių draugų, kurie norėtų atsidaryti, tai galėsit irgi parekomenduoti, jeigu jausit, kad norit. Tai va, o šiandien kol kas tiek, tęsiu savo darbus, man sausio 2 yra tokia visiškai švaros susitvarkymo nuo nulio diena, tai va ir namuose grįžę nusipuošim jau kalėdinę eglutę, susitvarkysim, persidarysim, turėsim ramų, smagų, gražų vakarą, o rytoj vėl stipriai į darbus. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Iki.